Didina persvarą iki 5, 24-19, sužaidus 30 sekundžių. Trevisas Watsonas, geriausias Eurolygos kovotojas dėl atšokusių kamuolių ir vienas iš stabilių krepšininkų savo komandoje. Krepšininkai, kalbant apie Milano Armani Jeans puolimą, Trevisas Watsonas, štai toks jo dėjimas iš viršaus. Trevisas Watsonas labai gyrė dar ir prieš pirmasis tarpusavio rungtynes. Taip pat diktuoja ir nedidelis skirtumas. Dino Galinari, štai toks jo reidas į baudos aikštelę. Dabar 2 taškai yra įskaitomi. Matthew Nilsonas labai galingai iššoko. Ten visokiausių baisių dalykų gali nutikti štai tokiame didelėme aukštyje, tačiau atrodo, kad viskas gerai. Nei Matthew Nilsonui, nei Dino Galinari problemų dėl to neiškyla. Bet psichologiškai atrodo Dino Galinari yra nepatenkintas to, jog rungtynių arbitrai leido žaisti taip po krepšiu dabar Matthew Nilsonui ir nusprendė, jog viskas vyko pagal taisykles. Watsonas irgi pasakė keletą žodžių savo komandos draugui ir dabar jis meta vieną baudos metimą. Trevisas Watsonas 4 taškai iš eilės. Atsako 2 taikliais metimais iš po krepšio ir įgyja jau 13 taškų pranašumą. Trevisas Watsonas suklydo dabar Marijonas Petravičius ir